Miegas yra vienas svarbiausių dalykų. Niekas nedaro tiek įtakos mūsų sveikatai, kūnui ir išvaizdai. Išsimiegojęs žmogus jaučia mažiau streso, išsimiegojęs žmogus nori mažiau valgyti greitų angliavandenių, nes neturi to poreikio kompensuoti energijos stoką visokiais greitais angliavandeniais iš šokoladukų ir traškučių dienos metu. Šitam video pakalbėsim apie tai, kaip pagerinti savo miegą. Aš esu toks naktinis paukštis ir man iš viso sunku labai prisitaikyti. Ir kadangi vis tiek visą gyvenimą reikia prie to prisitaikyti, aš ieškojau visą laiką patarimų iš aplinkos, iš visokių mokslinių podcastų, iš kažkokių knygų, iš kažkokių sveikatos ekspertų, ką jie patarė. Ir kai kuriuos dalykus esu išbandžius ant savęs. Ir pamačius, kas iš tikrųjų man padeda, šiandien pasidalinsiu tais dalykais, kuriuos esu išbandžius ir kurie man pasirodė labai veiksmingi. Todėl jeigu patirėt problemų su tuo, kaip užmigti anksčiau, šis video bus jums tikrai naudingas, o jeigu jūs esat pelėda kaip aš, tai jūs privalot pažiūrėti šį video. Taigi visiems hi, aš esu Viktorija ir welcome back į mano kanalą. Mes čia leidžiam laiką su Talku ir šis video bus jums naudingas. Aš esu kvalifikuota fitneso trenerė ir dažniausiai kalbu apie kūną ir sveikatą iš būtent sporto, sveikos subalansuotos mitybos požiūrio, bet šiandien pakalbėsim apie miegą. Šiaip labai mėgstu CEO Diary podcastus. Vienas iš svečių buvo mokslų daktaras Matthew Walkeris, neuroscientist, ir kalbėjo ten apie miegą, apie chronotipus ir šiaip apie kaip pagerinti savo miegą. Taigi vienas iš dalykų tai yra tai, kad chronotipai tai yra tikras dalykas. Mes genetiškai turim poreikį miegoti skirtingų metų. Kodėl taip yra? Greičiausiai dėl to, kad evoliuciškai tai buvo naudinga, nes vis tiek miegas daro mus labai pažeidžiamus, mes miegam, mes nesuprantam, kas darosi aplinkui ir esam labiau pažeidžiami, mus gali užpult, mus gali suvalgyti laukiniai gyvūnai. Nes vis tiek mūsų rūšis gyvena grupėse ir kaip prisitaikyti taip, kad grupė visą laiką būtų kažkas, kas nemiega. Visą laiką yra rotacija žmonių, kas nemiega. Tokiu būdu mes praktiškai visą laiką esam apsaugoti. Iš to podcasto sužinojau, kad yra apie 20 genų, kurie atsako už žmogaus chronotipą. Tai ne tiesiog, tai eik tiesiog miegoti anksčiau. Ne, aš genetiškai esu labiau pritaikyta miegoti šiek tiek vėliau. Kažkas yra labiau pritaikytas miegoti anksčiau. Chronotipas, jo negali tiesiog lengvai pakeisti. Tai yra genetiškai užprogramuotas dalykas. Iš esmės, iš tos savisaugos ir evoliucinės dalies, miegas, jeigu galima būtų jo atsikratyti iš vis, pavyzdžiui, nemiegot, tai galėtume nemiegot, bet tai antiek yra svarbu mūsų organizmui, antiek be šito dalyko neįmanoma gyventi, kad visi kažkaip prisitaikė. Nuo to, kad pasirodo delfinai miega su viena smegenų pusė, jie turi šitą sugebėjimą miegoti su viena smegenų pusė, kad jie galėtų, kai miega, vis tiek išplaukti į paviršių, įkvėpti oro. Ir paskui jie pasikeičia, kita smegenų pusė miega, tuo metu kita smegenų pusė atsako už tą iškelimą į paviršių. Kaip ir paukščiai pasirodo turi šitą sugebėjimą miegoti tik vienu pusrutuliu, ir kai mes matom paukščiukus ant šakos susiglaudusius, kai jie miega visi susispaudę, kad būtų šilčiau, pasirodo kraštutiniai paukščiai miega tik vienu pusrutuliu ir kitas pusrutulis stebi, kas darosi aplinkui, nes kitaip tai būtų per pavojinga jiems visiems sėdėti ant šakos ir visiems pilnai užmigti. O paskui jie pasikeičia. Antiek yra gamtos sugalvoti mechanizmai, kur, pavyzdžiui, jeigu galima būtų nemiegoti išvis, tai jau galima būtų nemiegoti išvis. Bet ne, miegas yra labai, labai svarbus mūsų organizmui, kad, taip sakant, recoverint, kad įvyktų visokie procesai atsistatymų, dėl to gamta prisitaikė visais įmanomais būdais, kad miegas vis dėlto būtų. Nagi tas mitas apie skruzdėles, kurios niekada nemiega, tai irgi netiesa, jie tiesiog miega labai daug kartų per dieną, po labai labai trumpai, bet vis tiek jiems reikalingas šitas momentas, kai jie atsijungia, taip sakant, recharge, recover ir toliau eina dirbti. Tai dabar, kai išsiaiškinom, kad miegas yra labai svarbus ir miegoti būtina, ir miegas turi būti kokybiškas, kokie dalykai iš tiesų padeda užmigti anksčiau ir kokybiškiau. Vienas iš dalykų, kuris veikia man 100%, tai yra nevartoti kofeino po 4 vakaro. Kodėl būtent po 4 vakaro? Dėl to, kad kofeino poveikis išsisaugo apie 8 valandas organizme. Kofeino molekulė turi tą pačią galūnę. Galą, aš dabar labai schematiškai kalbėsiu, jeigu yra mokslininkų, tai nepykinant manęs. Ta pačia galūnė kaip nuovargio hormono molekulė. Ir mūsų smegenys yra tie receptoriai, kurie turi tą sujungimą. Ir kofeinas,
jis atėjęs į organizmą užpildo tos receptorius ir tavo kūne iš tikrųjų yra tas nuovargis, bet jis keliauja po tavo organizmą ir negali susijungti su smegenim, dėl to, kad kofeinas jau yra užėmęs šitas vietas. Tai vat, ir, nepykit, jeigu moksliškai neteisingai paaiškinau, bet kaip supratau, taip ir paaiškinau. Ir esmė yra tokia, kad kofeino poveikis organizme gali būti iki 8 valandų. Todėl, jeigu jūs turite tikslą eiti miegoti prieš 12 valandą, iš savo patirties rekomenduočiau nevartoti kofeino po 16 valandos. Jokio, man tai irgi labai sunku, nes aš mėgstu kavą ir žalią arbatą. Stengiuosi po 4 valandos gerti tik arbatas, kurios natūraliai neturi kofeino. Mėtų, melysų, dar kažkokius gėrimus, bet viskas, kas yra caffeine free. Visas kofeinas į mane patenka pirmoje dienos pusėje. Kitas dalykas, kuris man labai veikia, tai yra naktinė rutina šiek tiek anksčiau. Tarkim, tai, ką aš daryčiau prieš miegą, nusipraušiu, pasivalyčiau makiažą, pasitepčiau savo serumais ir kremais, visą tai padaryti anksčiau. Pavyzdžiui, dar 9 vakaro, kai prausiu vaikus, arba iškart parėjus iš darbo, arba ten po treniruotės jau nusiprausti pilnai duše, nusivalyti veidą, pasitepti kremą. Man tai labai veikia, nes kartais aš atsisėdu kažką darau ir aš ten, pavyzdžiui, rašau scenarijų kitam video, arba montuoju kažką, arba ieško vizualo, kad paskui gražius paveiksliukus čia statyti, nežinau, ar kas nors žiūri, tie 30 žmonių, kurie žiūri, gal žiūri, nežinau, bet aš tai darau ir aš to labai užsikabinu ir aš sėdžiu ir aš tada pagalvoju, kad dar reikės praustis ir man atrodo, ta prokrastinacija dar labiau užpuola. Aš tada darau dar daugiau ir galiu taip net nepastebėti, kaip užsisėdžiu iki vos net 2 nakties, jau turėtum iš tikrųjų iki 12 būt lovoj. Tai man vienas iš tų dalykų, kai aš pagalvoju apie tai, kad reikės eit praustis ir aš suprantu, kad aš esu jau nusiprausus, pasitepus ir man tik tai liko dantis išsivalyti ir viskas ir aš galiu griūti lovą, man tai labai padeda. Todėl jeigu nebandėt, pabandykit. Aktyvumas dienos metu. Aktyvumas yra labai svarbus, be abejo, jeigu tu esi dienos metu aktyvus, ten viskas gerai veikia, kraujas cirkuliuoja ir deguonys papuola visur, kur reikia. Žodžiu, sportuot, šiaip aktyvus gyvenimo būdas, vaikščiot yra būtina, bet aš iš savo patirties irgi nerekomenduočiau sportuoti nakčiai, nes turėjau tokių laikotarpių, kai pavyzdžiui, paguldžius vaikus galėjau pasportuoti 10 vakaro ir žinau, kad tada dar sunkiau sekdavosi užmigti. Jeigu yra kažkokia fizikinė veikla vakare, tai ji turėtų būti jau raminanti. Meditacija, joga, tiesiog pasivaikščiojimas, bet visą intensyvesnę fizikinę veiklą palikčiau arba rytoj, arba bent jau iki, 7-8 vakaro, kad dar spėtumėt iki 12 nusiraminti. Nevalgyt per daug likus 2-3 valandom iki miego. Aš esu kalbėjęs savo video apie tai, kad nebūtina laikytis tos taisyklės, kad nereikia valgyti po 6, nes jeigu eini miegot 12, pavyzdžiui, nakties, tai 2 valandas prieš miegą dar drąsiai galima valgyti, bet turiu omeny tiesiog nepersivalgyt nakčiai, nepersivalgyt sunkaus maisto ir be abejo, jeigu jūs einat miegoti 12, jeigu turite tikslą užmigti 12, tai 10 vakaro neturėti jau pilnos vakarienės, tai 10 vakaro suvalgyti kokį jogurtėlį, varškės su bananu, kažką tokio lengvesnio, nes toks sunkus maistas nakčiai tikrai neigiamai įtakoja miego procesus. Dar toks šilta-šalta balansas. Esmė yra tokia, kad mūsų kūnui reikia, kad būtų labai šilta, kai mes užmiegam. Mes turim būti labai sušilę. Jeigu mums šilta, mes užmigsim greičiau. Tačiau patalpoj, kurioje mes miegam, turėtų būti vėsiau, turėtų būti gaivus oras. Tada miego kokybė bus geresnė. Todėl vienas tokių paprasčiausių dalykų tai yra sušilt prieš miegą, tarkim, nueiti į šiltą dušą, išvėdinti gerai patalpas, kuriuose jūs miegosit ir tada labai šiltai atsigulus po antklodytę, kai tu esi visas sušilęs, patalpoj, kurioje yra vėsu ir gaivu, mes užmigsim žymiai geriau ir mūsų miegas bus žymiai kokybiškesnis. Ir dar vienas iš dalykų, kuris man asmeniškai labai veikia, tai yra meditacijos arba bent jau tiesiog minčių kontrolė. Tai yra tai, ką aš stengiuosi labai daryti, praktikuoti kiekvieną naktį. Esmė yra tokia, kad meditacijas tai galima įjungti, tarkim, YouTube yra labai daug, aš nežinau kiek lietuvių kalba, bet aš klausau anglų kalbą, todėl jų yra daug, 10-5 minučių, kai tu įjungi ir tau malonus balsas labai gražiai pasakoja apie tai, kaip tu atsipalaiduoji, kaip tu susikoncentruoji ant savo kvėpavimo ir taip toliau, nes aš esu tas žmogus, kur labai daug minčių turiu prieš miegą ir man kartais įjungti tą meditaciją, kai jau guliu lovoje, kad tiesiog pakalbėtų mane tai kaip pasaka prieš miegą, atpalaiduoja ir ramina. Bet dėja ne visada galiu savo tai įjungti, nes miegu ne viena. Kitas dalykas tai yra kontroliuoti savo mintis, būtent imti
pilną kontrolę ant savo minčių, ką tu tuo metu galvoji. Tai yra labai sunku. Ypač jeigu kitą dieną aš žinau, kad aš turiu kažkokius skambučius, aš žinau, kad aš turėsiu atsikelt, kažkur paskambinti, kažkur užsirašyti, galbūt į kelias vietas ir aš pradedu apie tai galvoti. Ir aš galvoju, jeigu aš paskambinsiu ir man pasakys tą, tai man tada reikės skambinti dar kažkur kitur. O jeigu, žodžiu, tai ir tos mintis, jos taip ir jos visiškai neleidžia atsipalaiduoti ir tikrai tai nėra tos mintis, kurios leidžia ramiai užmigti. Kaip aš kontroliuoju savo mintis? Tai reiškia, aš neleidžiu savo galvoti apie rytoj. Tikslingai neleidžiu. Tik tai, kai ateina mintis apie rytoj, aš pradedu galvoti apie tai, kas įvyko šiandien. Pavyzdžiui, ką šiandien padariau, susikoncentruoju ant tų dalykų, ką šiandien atlikau, pagalvoju apie tai, ką šiandien dariau su, tarkim, vaikais, arba ką aš dariau, nežinau, dėl savo ką aš jau padariau, kas jau atlikta. Ir tos mintis, kad va, šaunuolė, aš padariau tą, padariau aną, padariau šitą. O kartais, jeigu diena buvo nelabai produktyvi, tada aš pradedu specialiai galvoti apie kažkokius prisiminimus. Pavyzdžiui, prisimenu kažkokią kelionę arba kažkokias atostogas ir pradedu specialiai apie tai galvoti. O ką aš ten mačiau, o ką aš ten dariau. Ir visos tos mintis, jos pradeda suktis aplink tos įvykius, kurie tikriausiai buvo labai malonus, nes tai buvo atostogos, tai buvo kelionė. Visos tos mintis pradeda traukti tave į praeitį, o praeitį visą laiką yra saugu, praeitį yra visą laiką viskas žinoma, ne tai kaip rytoj ir rytojus tie skambučiai, kur nežinoma kaip bus, o praeities ten viskas ramu, ten jau viskas įvyko, ten jau viskas gerai. Jeigu gaunasi po truputį pradėti kontroliuoti, kur plaukia tavo mintis prieš miegą, tai labai padeda labai lengvai atsijungti ir užmigti. Jeigu jūs žinot kažkokių būdų, kaip greičiau ir lengviau užmigti, būtinai dalinkitės jais komentaruose. Mums bus visiems labai įdomu paskaityti. Taip pat būtinai spauskit patinka, tai yra nemokama, jums nesunku, man malonu, bet tai be galo padeda tokiam mažam kanalui kaip mano. Ir jeigu jums patiko šis video, jums gali patikti šitie video. Tiesiog sakau. Ačiū, kad pažiūrėjote šį video iki galo. Visiems bye!